Julička. Aha, aš aišku labai atsiprašau, bet gal galėtum kažkaip susikabinti savo daiktus, nes mesgi čia pilna turim spintų, komodų, pakabėlių. A? Žiūrėk, Šamai, jeigu tau trukdo, tai tu pats ir susikabink, gerai? Supratau, tada dar vienas klausimėlis, o jeigu nepaslaptys, o kas pas mumi čia taip smirda? Pas mane net akis ašaruoja. Smirda? Jo. O tu žinai, kiek tie mano kvepalai kainuoja? Kiek? 200 eurų vienas lašas. Čia nišiniai kvepalai. Tai reikia jūs tada pardavinėti su įspėjimu, kad prieš geriant reikia pasitart su gydytoju ar vaistininku. Julička, klausyk, dar toks prašymas. Atsimeni tos marškinėlius mūsų mylimus, vilvetinius, kur tu mėgsti nešiot. Ten sagelė atsirišo, gali man prisiūt? Pats ir prisisiūk. Tu ką nematai, kad aš užsiėmus? Nu jau. Jei moteris viršutinių 3 sagelių neužsisega, tai gali tada iš vis nesidažyti. Sveikas. O, labas, Julika. Labas. Nu tai užėjai, ko ten stovi? Ne, neužeik, išeik, ten grina morė geriau kvepia. Nesupratau, ką čia vėl Julika veikia. Būna. Ta prasme, būna. Nu, ta prasme, kad dar neilgai jinai čia yra, todėl aš sakau, kad būna. O tai kaip mirkintas reaguoja. Ой, tas tai вообще капецas. Debashira, žinok, jis, reiškia, čia šaudė, jo, reiškia, po to biškį taip apsiramino ir atvažiavo jau su Julička, reiškia, taikiai pabazarinti. Aš per langą mačiau. Tai Julička, žinok, kirvį paėmė. Sako, pašol nachrin iš čia. O kaip, jinai dabar kaip, sakosi, mūsų mastiuchos. Nu, ir šiaip, žinok, niekada nepagalvočiau, kokia darbšti moteris. Вообще, jinai, reiškia, grindis valo, indus plauna, reiškia, сервируем ant столюка, прищува sagutės man. Вот ko tu laiba dabar davini? Вот ko tu? Вот nafiga tu? Ir aišku, ką, mes tiek pažįstami, jo, ką aš kaip viename katė ją išmesiu į lauką. Niekada. Reikia širdį turėti. Nieko aš nesakau. Gyvenk tu kaip nori. Ačiū, aš galvoju dabar pradėsiu sakyti. Jo, kokiais vėjais? Benė skambina. Nori taikos. Grįžta. Zažaibys, kardinandikai! Tai paderinti reikia visada, žinok. Kaip sakosi, karui ne, taikai taip, reiškia, gyvenimas šventas, nuosavybė ar atvirkščiai, neatsimenu. Karočiai, kaip susitarėt? Viskas bus per šarkį. Aha. Benė grįžta, Taip. atiduoda Henrikui delfino formulę ir taika. Va, čia... Kardinandai, blin, formulė? Tu ką, baldėl? Šramai, Au. jeigu Benė bus negyvas, kas tau už tos formulės? Čia vienintelis variantas, kad būtų ramu. Beniai, man, tau, visiems. Kardinandikai, aš suprantu, ko tu pyksti, su visa pagarba. Ašgi apie ką, bet atiduot formulę Umarui, mūsų, kaip sakosi, konkurentui, čiagi per didelė kaina, blin. Žiūrėk, Benė sutiko, Aha. Henrikas sutiko. O ką tu galvoji, tai būk geras, pasilaikyk savo. Būk geras. Pakartok dar. Girdėjai.
Tai jeigu aš savo, Marčikas savo, tai ko tu čia tada atvažiavai? Bijau, kad baronas gali viską sugadinti. Ir sugadins. Jis jau senai turi Benui įtaką. Reikia Benę pagloboti. Biški patraukti nuo barono. Padėsi? Kur aš dingsiu? Klausau. Gerai. Ateina. Kas čia? Šarkys atvažiavo. Kažkokią naujieną atvežė. Tik jokių nuolaidų dėl Kristupo. Mes turim už jį atkeršyti. Kerštas, sesutė, yra patiekalas, kuris valgomas šaltas. Ar atsigavai palaidotuvę? Ne. Kas naujo? Naujienos tokios, kad Benė sutinka su mūsų sąlygomis. Kodėl nesidžiaugia? Žinau, kas kaltas dėl Kristupo mirties. Gyvenimas nesustoja, juda toliau. Tu pažįsti Germaną Baranauską, baroną? Baroną? Taip. Turėjom susidarimą. Kokio? Įsipirko iš mūsų koksą ir išskrido. Kaltę mums suvertė. Kodėl tu klausai? Todėl, kad baronas už Benę stovi. O Benė pasipiršo jų dukrai. Ir dabar jie yra una familija. O dabar man viskas aišku. Baronas čia viskam vadovauja. Benė yra tik įrankis. Turi už ką keršyti. Ten atskira filosofija. Atsargiai su juo. Baronas labai pavojingas. Dabar darysim taip. Susitaikysi su Benė. O kai gausi formulę, tada dar pagalvosim, ką daryti toliau. Ar aišku? Aišku, aišku. Kada grįžta Benė? Šiandien.
Sveikas sugrįžęs. Labas, Olivija. Labas. Benai, gal mes važiuojam su taksiu, tai palisės ir tada pasimatysit, ką? Gal rimtai? Mes pavargę. Poilsėsim vakare pasimatysim. Galima minutį. Klausyk, Belė. Per tave žuvo 2 žmonės. Tu galvoji, čia juokas? Aš lakstau, derinu viską, kad tavęs neliestų. Pailsėt nori? Gerai, važiuojam. Važiuojam su jais. Bet aš namo noriu. Paskui, važiuojam. Praeinam, neužlaikom eilės. Davai, tu irgi, давай, все, kartu. Šramas. Давай. Короче, координатикой, šitą jo alyvogę, žinok, durų. Jinai, reiškia, kipisai pradėjo kelt, jau yra uoste, tai aš čia motančiką pasiėmiau ir va, pas tave. Paliksim prie barono namų. Teisingai. Trukdys tik mum. A, jo, tai nafiga, čia paliekam. Nu, Jūros. Uch tu. Ку-ку. Taip? Jau esu darbė, taip. Vėluosi? Tai nieko daug. Oi, turiu darbo. Tvarkiau failus. Daug kas sukėliau į debesį. Nu taip, svarbiausias dokumentas. Tai pažymą galima užsakyti. Gerai. Taip ir padaryti. Supratau. Vilniaus apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriaus prokurorė Gabija Jurkutė. Čia mano partneris Martynas Juška. Kratos orderis. Pradėkite. Sutvarkau reikalus ir grįšiu, gerai? Gerai, lauksiu. Jūsų čemodančikas. Einu.
Labas, tėti. Kur Benas? Tai su jais nuvažiavo. Tu ką, nesidžiaugi mane matydamas? $2 milijonai. Kieno pinigai? Nežinau. Jūsų kabinete 2 milijonai eurų ir jūs nežinote, kieno pinigai? Pone prokurorė, aš čia tik porą dienų. Iš kur man žinoti? Jūs esat sulaikomas dėl įtarimo korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Jūs turite teisę tylėti, turite teisę advokatą. Ar gerai supratote savo teisės? Supratau. Tai ką man reikėjo daryti? Surišti ir parvesti. Reikėjo važiuoti kartu. Tu gal juokauji? Tu nematai, kad aš po kelionės visą pervargus. Ir šiaip aš ne kokia tavo tarnaitė, kad sekiočiau paskui jį. Metuose 365 dienos ir viena iš jų svarbiausia yra šiandien. Dabar aš nežinosiu, ką jie kalba. Tu iš manęs šnipę nori padaryti? Olivija, kalba eina apie situacijos kontrolę. Tu viską meti, parlėkiai į namus, nusispjauni į viską. Tegu viskas griūva, taip? Kas tau griūva? Viskas! Aš nežinau, ką jie planuoja, su kuo susitiks, kada, kur. O prie ko čia aš? Todėl, kad tu mano dukra ir turi man padėti. Žinai, gal tu leisi man gyventi savo gyvenimą ir nevelk manęs į savo nešvarius reikalus. Einu ilsėtis.